Šiandien yra balandžio 12 ir kaip matot, mes dar vis turim biškiuką sniego. Nors šiemet gan anksti iš tikrųjų ištirpo. Nebedaug bėra jau. Pernai šitos miškos apie gegužės pradžią ištirpo visas sniegas. Šį kartą turiu pasiėmęs tik tai kelis daiktus. Tai būtų pjūklas, virvės, puodukas vandeniui, skeltuvas, peilis, čia lempa po to nakčiai, elektroniniai visi batareikos, laidai pasikrauti. Čia yra pirmosios pagalbos vaisnėlė, ją visą laiką pasiemu. Ir čia yra maistas. Kuprinė yra tuščia jau. Tad, kad naktį nesušalčiau, reikės biškiuką padirbėti. Dėl vandens nebus problemos, nes turiu nedidelį upelį šalia stovyklavietės. Super. Pradžia yra. Daug visur prilaužytų medžių. O, man iš dalies ir gerai. Daugiau yra medžiagų laužai. Bet čia, kaip matot, yra pelkės. Ir visur beveik. Kur ne kalnas, kur lygiau ten pelkė. Tai spėju, netgi vasarą čia šlapia. Dėl to matomai raudų tiek daug. O dabar laužai. Biškiuką žievies. Čia dar nelabai kokie, bet prakurom tiks.
Miškas jau biškį išdžiūvęs, pleška kaip reikiant. Reikės susirasti akmenų. Apsidėti dabar nedideliai tai laužavietį. Medis išvirtas ir gražių akmenukų yra. Bus galima pasidaryti laužavietę, apsidėti akmenukais. Dabar kol diena kūreno nedidelė bus, bet nakčiai reikės biškį išplėsti, pasidaryti didesnį. Šlapia. Išėjau 5 minutėm, išvirto vanduo. Na, taip įgalvojau, kad darysi, reikės naujo prispilti. Šį kartą giliau biškį vidurį spaudžiau, nebeturėtų išvirsti. Vėliau pasidarysiu stovą, kad būtų patogiau virti. Dienos metu, manau, pilnai tokios laužavietės užtenka, laužas nebesiplėsis, bet naktį reikės biškį pakeisti, daryti pailgą. Darysiu iš 3 rąstų, vienu metu degančių, kad ilgiau degtų. Biški silpnokas šitas rąstas, tai reiks pasidaryti atramą, kas reikės ir tuo pačiu bus ateityje stogui. Šį kartą nestatysiu, bet aš manau, kad šitą vietą aš dar tikrai ne kartą sugrįšiu. Taip, kažkur šičia.
labai gera atrama stogui ir turėsim pasikabinti kažką tai. Super. Beliko pririšti ir bus pats tas. Čia jau turiu galą nupjovęs, bet dar labai ilgas šitas medukas yra. Aš manau, kad man jo užteks visai nakčiai, dar plius va turiu čia dar vieną, tai susipjausiu ir bus tikrai pilnai ir nakčiai. Pjausiu maždaug kažkur tai metrą kem, metrą pem, kad būtų per visą kūną šiluma, kai kursiu. Sudėsiu 3 tokius rąstus. Manau, viena partija kažkur apie 3 valandas turėtų degti, bent jau kiek esu mėginęs tokio storio, kai uždegi. Jau apie 3 valandas turėtų degti. Tai reikėtų bent 6 valandom, tai 2 tokias partijas pasiruošti nakčiai. Manau, čia tas ilgas medis bent jau beveik 2 turėtų išeiti. Pjovus tolimesnę dalį, matos, kad šlapias rąstas yra. Tai greičiausiai visa šita likusi dalis bus šlapia. Bet manau, aš tiek susipjausiu bent 3-4. Bus kaip refleksinė sienelė tada. Didelė yra, gan aukštai pasikels, kad šiluma atmuštų į mano pusę. Visai neblogai bus. Ir to pačiu išdžius sekančiam kartui, jeigu ką naudoti. Pataikiau į akmenį. Gerai. Gal laikys. Nenori lysti į žemę visiškai dar. Žarijų dar yra, tai nereiks iš naujo kurti laužą. Beržo tošės turėtų užsidegti. Jo, raitas jau.
išalkau. Iški greitai guliašą pasidarysim. Jau šiandien kažko rimčiau, tai tingėčiau bedaryti, biški pavargau. O, kaip visada, pro šoną. Normaliai. Taip. Paragausim, kas čia gavosi. O, dar vis karšta. Nu, kaip beveik visą dieną nevalgius, tai labai gerai. Tik karšta da. Na ką, pavalgiau, pakimarinau. Jau netoli 11. Manau, kad laikas yra perstatyti laužą ir darytis jau nakčiai. Laikas eit miegoti bus. Apie 6 valandom realiai turiu. Tiksliau, 2 užkrovimus turiu malkų. Turėtų degti po 3 valandas kažkur plius minus, gal biškiau net mažiau. O po to turiu smulkesnių. Žiūrėsim, kaip čia bus. Pradžiai patrauksiu akmenis, po to kai susidėliosiu, kaip man reikia malkas. Susidėsiu ir akmenis, kaip priklauso.
įžarėju, kad įsidegtų. Dabar kol kas paliksiu biškį didesnį tarpą, kad galėtų pagauti visur ugnį, kad įsidegtų pilnai. Po to nuleisiu žemyn tą rastą viršutinį. Dabar jis biškį per aukštai taip jau. O, manau, pilnai gerai bus. Ir šitaip. Na va, po biškiuką įsidegs. Po tam gale dar išimsiu tą didesnį pagaliuką, kad pilnai užsėstų, kad nebūtų per didelį liepsna. Ir bus galima eit miegoti. Nu ką, pilnai įsidegė. Dar priekis tenai biškį dar pradės vėliau degti, bet realiai jau pilnai dega. Tad eisiu miegoti. Kuprinę pasidėjau, bus kaip pagalvė. Kapinė. Prisikabinkim prie kuprinės. Čia biškį arčiau į šitą pusę gal. Pirštinės. Jo, iš čia šiluma tai labai stipriai jaučias, o iš po pačios irgi jau kažkiek pradeda jaustis. Da nėra labai stipriai, bet neblogai jau. Tai ką, visiems tada labanakt ir susitiksim ryte. Labanakt. Beje, turiu dar ir striukę, bet pakol kas yra šilta. Tikrai šildo neblogai laužas. Jau dega apie 1,5 valandos. Tikrai šildo gerai. Naktį praneša 2 šilumos tik tai. Einam pažiūrėti dabar kiek rodo. Dabar apie 5 kažkur tai rodo. Galim pažiūrėti, kiek dabar yra šilumos.
Labai čia matosi. Kažkur tai apie 4 turėtų būti 3. Tada normaliai. Miškės tiek šilčiaus laik, negu kad ant plyno lauko. Lauželis tikrai pasiteisina. Tik realiai, jeigu būtų minusas, norėtųsi slinkti arčiau biškiuką. Dar arčiau. Nes į naktį taip matot, kur buvo laužas. Paslinkau biškiuką arčiau, bet jeigu būtų minusas, norėtųsi dar paslinkti arčiau. Ir miegoti realiai tikrai galima drąsiai. Nu ką, einu dabar atsiprausti. Kai užgeso laužas, pirmą kartą tai buvo tikrai šalta. Bet pasikuri iš naujo visai normaliai. Ir šildo tikrai, netgi va čia jaučiasi, kad šiluma eina. Čia 3 pakūrimas šiandieną šitas. Realiai nakčiai reikėtų tikrai 3 pasiruošti. Mažiausiai. O, kai gerai atsigauti. Pradedi judėti, net šilto daros reikia atsitraukti, netgi reikia realiai, man atrodo, aš nusimesiu, kai taip atsisėdė, net karšta. Dūmai, kad eina į mane biškį. Norėčiau atsidėkodamas padovanoti Elenai Bajarnienei šį koks puoduką. Tik atnešant biškį nuplyš rankeną, tikiuosi nesupyks. Už jos nuoširdžius gražius komentarus mano video. Paliksiu vieną jų čia arba čia, nežinau tiksliai, kur čia gausis. Tikiuosi, jinai susisieks su manim elektroniniu paštu, kurį paliksiu po šio video. Ir kitiems, kurie žiūrite ir iki šios vietos dažiūrėjote ir norėtumėte tokio pačio puoduko, palikite komentaruose žodį noriu ir vienam iš jūsų padovanosiu irgi.
Taip, kiaušiukai atšalo. Čia vieną turim suskilusi. Pasimkim biškį mėsytės. Ragaukim, kas čia gavosi dabar. Superiniai pusryčiai. Išsivirsim arbatos su eglišakiais. Bus biškį vitamino C. Ką atsigeriu arbatytės ir reikės pakuotis jau. Ką, einam pasisemsim vandenėlio užgesinti laužui. Spėjau vieną kartą neužteks, bet vis tiek. Į pirtį. Viskas įkaitė. Dabar akmenys įkaitė, jau medis nebečiršk. Tik akmenukai. Viską aptvarkiau, atrodo. Stovyklavietę palieku neišardytą, nes manau, kad aš tikrai dar čia ne kartą sugrįšiu. Noriu pabaigti stogą, padaryti dar šonus. Čia vieta tikrai nebloga, todėl palieku neardytą. Ir ką, tada atsisveikinsiu tikriausiai, nes čia mašina man tik tai apie 2 kilometrai, biškį gal mažiau. Tad iki kitų pasimatymų ir sakau viso.